prasidėjo labai seniai ir aš tikrai nesirinkau transporto. Netikėtai mačiau Akme skelbimą ir tai buvo logistikos asistentės pozicija. Ir buvau girdėjusi įvairiausių atsiliepimų gerų apie Akme grupę iš artimos aplinkos draugų. Ir mano pasirinkimas buvo ne pareigos, ne specialybė, kad ten kažkas atitiktų, ne pati sritis. Galvoju, va, puikus šansas papulti į įmonę. Taip aš čia patekau ir prasidėjo mano karjera transporte. Ir transporte ir likau iki šiol. Ne tik transporte likau, ir Akmėj likau. O su transportu tai realiai visame pasaulyje apsijungia, tu turi išmanyti tos procesus tiek Europoje, tiek toj pačioj Lietuvoje, daug dalykų susideda. Dinamikos yra begalybė turbūt ir mane turbūt dažniausiai tai ir ne tai, kad išmuša, bet kartais jaučia verstis nepatogiai, nes šiaip esu labai tiksli, kruopšti, gal net pedantiška, man viskas turi būti aišku, sudėliota ir kontroliuojama. Tai logistikoje būna dažnai tų situacijų, kai tu tiesiog paleidai ir jauti, kad jau nebekontroliuoji. Tai reikia išmokti prisitaikyti, nes tai, kad tu suplanavai savo darbų savaitę, tai toli gražu nereiškia, kad jinai tokia bus. Tikrai bus, kas išmuš, kur reikės prisitaikyti, kažką nukelti ir panašiai. O darbo diena tai taip ir atrodo, daug susitikimų, daug projektų su kitomis komandomis, kartais gal net ne tiek daug tos logistikos, kiek pačių procesų sudėliojimo, būtent tuos pervežimus ir bendradarbiavimą su partneriais, tai atlieka mano komanda. Puikiai labai daug darbų yra deleguojama, o jau mano atsakomybė realiai palaikyti, sudėlioti tos procesus, kad jie veiktų efektyviausiai ir naudingiausiai įmoniai. Mums tenka su visais skyriais bendrauti be išimčių. Net tas pats marketingas, kur atrodytų gal labiausiai nutolęs, vis tiek yra šventės, renginiai, kalėdos, kur neišvengiamai tenka ir su jais daug pabendrauti. Kai teko ruoštis šitam interviu, tai pirmiausiai pradėjau nuo to, kad pagalvokim, kokios mano vertybės yra jau top svarbiausias, tai aš iš karto atsirinkau, kad atsakomybė, pasitikėjimas ir tobulėjimas nuolatinis. Ir tik po to, kai reikia prisiminti, kokios Akme vertybės yra, daugmaž kaip ir žinau, įsivaizdavau gairias, bet o kaip jos užrašytos juodu ant balto? Tai pasitikrinau ir žiūriu, kad realiai tai atitinka. Tai labai smagu ir aš manau, kad tai ir jaučiasi. Jaučiu ir tą augimą kartu su įmonė ir tą patį atsakomybę, kiek yra duodama laisvės prisimti tą atsakomybę, priimti sprendimus savarankiškai. Mano komanda profesionali, atsakinga šeima. Mes tikrai kaip šeima realiai visi gyvenam, viskuo dalinamės, pasitikėjimas pas mumis yra labai aukštas ir turbūt galėčiau drąsiai teikti, kad žinau viską apie savo komandą. Tai turim ir per laiką turbūt turėjom įvairiausių. Pavyzdžiui, dabar turbūt tokia vienoje išlikus didžiųjų, tai be abejonės kavos pertraukėlė, tai ryte laukiam, kol visi susirinks, einam kavos. Neretai stengiamės, aš prisipažinsiu, dėl darbų ne visada prisijungiu, bet, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas ratukas palei Nemuną irgi labai smagi merginų tradicija. Tuomet anksčiau gal labiau laikėmės, bet būdavo tradicija bent kartą per savaitę visiems išvykti šventinių pietų, taip ir vadindavom šventiniai pietus. Ir žinoma, teambuildingai, tai su teambuildingais irgi buvom tokią pasigavę tradiciją ilgus metus, kad teambuildingai pabėgimo kambariuose ir po to kažkur tais afteris. Tai žavėjo tai, kad kitoks darbas tam pabėgimo kambarį, toliau dirba galva, toliau reikia komandiškumo, tai mus kažkaip labai įtraukė. Ir šiemet irgi jau turėjom vieną šeimą ir pasirinkom pabėgimo kambarį. Wow, didelė įmonė, didelis sandėlis, mane iš karto vedžiojo po visą ofisą, visi labai draugiškai priėmė,
Sandėlyje irgi lygiai taip pat. Labai šiltai iš karto pasitiko nuo pirmos dienos. Viskas, amen man. Dabar tai nieko nemoku, nieko neatsimenu, nieko nežinau. Tikrai galvojau, kad man čia bus sudėtinga, kaip aš čia dabar viską suderinsiu. Ir tada praėjo 2 savaitės, o taip va. Įsijungė Viskas, aš savo vietoj, ten, kur buvau, pasikeitė veidai kažkurie, bet dauguma vis tiek liko tie patys, kultūra išliko, ačiū Dievui, o daugiau tai optimizacijos daug, kas yra gerai. Mūsų renginiai yra fantastiški, kosminiai ir nerealūs. Ir mūsų komanda, kuri organizuoja renginius, antiek kelia kartelę kiekvienais metais, kad natūraliai jau, tu lauki tos šventės, tu dar net nežinai datos, nepaskelbė, bet tu žinai, kad jau jinai ten bus, kažkada jau lauki, kada paskelbs. Esu adrenalino fanatikė, pripažįstu. Tai vat ir pagrindiniai hobiai, kuriais užsiemu laisvu metu, jeigu tik leidžia aplinkybės, tai motociklas, wakeboardas, jeigu vėjas yra dabar vingas atsirado, tai tokie gal sportiniai ir ekstremalesni užsiėmimai. Šiaip iš tikrųjų anksčiau dar tai keliaudavom į ilgas keliones su visom palapinėm, kuprinėm, žodžiu, puodais netgi ten pasišildymui. Ilgiausia kelionė tai gal truko savaitę kažkur, gal šiek tiek mažiau, ir keliavom palei visą Baltijos jūrą iki pat Talino, kabinant ir Saremo salas. Ir po to jau iš Talino tiesiai atgal. Po to turėjom irgi įspūdingą kelionę palei Lietuvos sieną. Labai fainai, nes su programėlė važiuoji ir nusibraižai realiai žemėlapį, tai visą pilnai žemėlapį važiavom. Drąsos ir iniciatyvumo turbūt, nes čia gali būti išgirstos idėjos, gali būti išklausytos ir visos tos idėjos gali tapti realybę. Tik reikia kalbėti garsiai ir sakyti, ką manai, kur nori pokyčių.